Labą dieną, čia Gamtos Girnos ir aš Valentas Balsevičius. Šiandien noriu pasidalinti su jumis viena iš paslapčių, kodėl mūsų šakočiai gaunasi tokie skanūs ir gražūs su ilgais ragais. Kadangi darome šakočių kepimo edukacijas, kepame šakočių, siunčiame juos paštomatu, tai žinome jau keletą dalykų, kas padeda gauti gerą galutinį rezultatą. Tai prieš pradėdami maišyti tešlą, paimame pirmus 3 kiaušinius ir skaičiuodami iki 3 darome taip. 1, 2, 3, o gal ir 4. Tada jau galima pradėti maišyti tešlą ir galimai jūsų šakotis gausis toks gražus ir skanus ir ilgaragis. O jeigu turite abejonių, tai atvykite pas mus į šakočių kepimo edukaciją, mes jums parodysime, kaip susimaišyti tešlą, kaip įsikepti šakotį ir neabejotinai gausis ir gražus, ir kvapnus, ir su daug šypsenų gaminys. Tai gerai praleisite laiką, kviečiame atvykti mažas grupės nuo 4 iki 10 žmonių. Tai šiandien tiek patarimų, iki kitų kartų.